Kadaise gyveno mergaitė, kuri turėjo storą sąsiuvinį, į kurį rašydavo savo draugų paslaptis. Jai padėdavo rausvas kiškis, kuris, jos palieptas, galėjo nusidanginti, kur reikia ir patikrinti, ką tie draugai beveikiantys. Rausvas kiškis netrukdavo sugrįžti pas mergaitę ir visą jai papasakoti. Todėl mergaitė sužinodavo, kad Kęstas kolekcionuoja autobuse pažymėtus spalvotus popierėlius. Ir kad Gintas pusryčiams, pietums ir vakarieniai valgo užpilamus makaronus iš pakelio, nes jam taip skaniau. O Mantautas visuomet mūvi 2 skirtingas kojines. Vienas jam padovanojo Domas, o kitas Julė. Ir sužinodavo tai, kad Rūta visuomet į stotelę ateidavo gerokai per anksti, todėl ilgai laukdavo ir kantriai valgydavo, iki kol ateis Juozas. Kai Juozas ateidavo, Rūtai palengvėdavo. Ir dar mergaitė sužinodavo apie save, kad kitam miesto gale Severija turi storą sąsiuvinį, į kurį rašo draugų paslaptis.